Eglės pasakėlės, voveriukas Spragtukas ir sapnų riešutukas. Šiandien Spragtukas buvo tiesiog spragsintis. Jis šokinėjo tiek, kad jo šešėlis pavargo greičiau už jį. Šiandien jis bandė sušokti riešutų šokį ant šakos, kuri buvo labai plona ir labai neatspari. Brakšt! Ir voveriukas bumbt į samanų krūvą. Jis tik pasipurtė. Nieko tokio, voveriukai krenta grakščiai, net kai krenta žemyn galva. Vakare, kai tie metas miegoti, Spragtukas vėl šokinėjo, šį kartą ant savo pagalvės. 1, 2, 3, 6,5. Pagalvė tiesiog pavargo ir prabilo. Spragtuk, tu manęs paklausyk, jei dar šokinėsi, aš tapsiu blynu. Kviečiu pasinerti į stebuklingą pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės.